Labas vakaras, čia trečiadienio info komentarai ir kviečiu žiūrėti. Rusija toliau raketomis apšaudo Ukrainą, bet Kyjivas kartoja, kad gavęs reikalingos vakarų ginkluotės sugebės įveikti Maskvos puolimą. Praėjusią savaitę aplankęs Baltijos šalis, šiomis dienomis Ukrainos lyderis lankosi pasaulio ekonomikos forume Davose, kur bando tiek pasaulio lyderius, tiek verslo galinguosius įtikinti dėl reikalingos paramos ir būtinų investicijų šalyje. O kas vyksta fronte? Apie šias temas artimiausią pusvalandį. Kartu su mumis generolo Jono Žemaičio, Lietuvos karo akademijos politikos analitikas, atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas čia studijoje. Labas vakaras. Labas vakaras. Ir Mykolo Riomerio universiteto politologas Alvydas Medalinskas. Sveiki. Sveiki. Pone Bagdonai, noriu pradėti nuo Davoso. Šveicarijoje aukščiausio lygio patarėjai užsienio reikalų klausimais iš daugiau nei 80 vakarų šalių ir Ukrainos tarėsi, kaip pajudinti Volodymyro Zelenskio taikos formulę, turinčią baigti Rusijos karą prieš Ukrainą. Ir čia Šveicarijos užsienio reikalų ministras teigia, kad turėsime rasti būdą, kaip į šį procesą įtraukti Rusiją. Taikos nebus, jei Rusija negalės tarti savo žodžio. Kaip Jūs matote šitą situaciją? Apgailėtina. Jau berods 2008 metai, karas Sakartvele. Putinas aiškiai įvardinęs savo tikslus jau nuo Miuncheno konferencijos žemiaus 2007 metais, o dabar kas kart jisai arba jo personalas, Peskovą, Lavrovą ar kitų asmenyje kartoja, kokius jie turi tikslus. Jie kariauja su NATO, cituojame juos maždaug, nori palaužti mūsų valią, nori mūsų vienybę nutaikytą, o kažkas dar vis tikisi derybomis, nuolomis, bijoma ko, nežinau. Tai yra blogai. Gerai, bet ar reikia kviesti jūsų akimis prie darybų stalo Rusiją ir ar įmanoma be Rusijos sutarti kažkokią taiką, tiksliau ne kažkokią, o tikslę, ką įvardino Kyjivas. Tai yra aiškus 10 punktų planas. Taip, ir pagrindiniai 3, mano akimis žiūrint, kad būtų Rusijos kariuomenė pasišalintų iš Ukrainos teritorijos, kad mokėtų reparacijas ir kad būtų patraukti teisinę atsakomybę už karo nusikaltimus ir ten eilė kitų. Sienų grąžinimas. Energetiniai klausimai, atominės elektrinės ir panašiai. Bėda ta, kad nėra aiškaus tikslo, arba taip mes kariškiai vadinam strategijos. Tikslas, priemonės ir būdai, kaip pasiekti tą tikslą. O tikslas tai turi būti, kaip palaužti Rusijos valią kariauti. Taip, kad jinai pralaimėtų arba įgalinti Ukrainą pergaliai. Tai yra vienas su kitu. To yra bijoma, to yra vengiama. Kaip dažnai sakoma, remsime Ukrainą tiek, kiek reikės, ar tiek, kiek galėsime, ar panašiai. Tai čia yra problema. Tai yra, nėra ryžto, nėra arba sviruojama ir vėl pasikartosiu, nėra to tikslo, kaip Ukrainą įgalinti pergalį. Jūs kaip kariškis, aš teisingai suprantu, jūs netikit dėrybomis ir pokalbiais su Rusija prie stalo, jūs laikotės tos pozicijos, kad Rusija turi būti įveikta mūšio lauke. Ne kaip kariškis, o, sakyčiau, kaip pilietis, kuris stebiu tą situaciją. Rusija jau senai įrodė, kad jinai nenori dėrybų. Jinai nebent dėrėtųsi, ką dar visai neseniai šalies agresorės diktatorius Putinas įvardijo savo sąlygas, jis vis tą patį kartoja. Tai yra jo karas nukreiptas prieš mus NATO, jisai nori ten denacifikacija, demilitarizacija, tai yra geriausia atveju padaryti Ukrainą savo vasalę Rusijos ar didžiąją dalį okupuoti, ką jis jau beje savo teisės aktais ir padarė su 4 Ukrainos sritimis plus Krymu. Tai čia yra visa esmė. Bet žiūrėkit, tai, ką jūs sakot, tą patį mini ir Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Antonis Blinkenas tam pačiame Davose, kad paliaubos Ukrainoje sunkiai įmanomos, nes Rusija per 2 karo metus neparodė jokio geranoriškumo. Bet šveicarai, pakankamai subtili tauta ir jos atstovas sako, kad reikia Rusijos prie stalo. Kodėl yra, tarsi tolimesniuose vakaruose suprantama, kas yra Rusija,
Bet štai Europoje yra tokių, kurie sako, na reikia sėsti, nors 2014 dėrybos parodė, ką pakartojo ir ponas Zelenskis. Apgailestauti, kad nėra tų dėrybų laikomasi, tų paliaubų laikomasi. Ne, žiūrėkit, ne 2 metai karas vyksta, 10 metų ir per tos 10 metų Rusijai buvo daromos tos nuolaidos. Karas Ukrainoje vien 10 metų nuo Krymo okupacijos. Ir buvo dėrybos, buvo nuolaidos, buvo Minskas, vienas Minskas, kitas. Galop prezidentas Zelenskis, jo atėjimas, išrinkimas, kaip atsimenam, atėjo su lūkesčiais, kad sėsim ir spręsim dėrybomis. Ne, Ukraina Putino planuose yra tik Rusijos imperijos atnaujintos sudėty. Ir jo kitokio nėra plano. Tai mes galim kalbėti kažkas kalba, bet mano akimis žiūrint, tai yra jokios nėra. Čia nėra kariškio, čia yra tai labai akivaizdu ir kitos išeities nėra. Yra dvi. Arba Ukraina praloš ir tada gali būti, manau, didelė katastrofa ir mes kariaujam, Europą turiu menį, arba Ukraina laimi tuo, kad palaužia Rusijos karinę valią, galią priešintis, sutriuškina ją. Ir tada dėrybos taip, bet jau iš stipriosios pozicijos, arba ne dėrybos, tiesiog atsitraukia už 91 Ukrainos konstitucijos nustatytos sienos. Taip. Pone Medalinskai, koks jūsų požiūris dėl dėrybų tarp Ukrainos ir Rusijos? Aš manau, kad Šveicarijos pozicija tiesiog patvirtino tą informaciją, kurią esu minėjęs ir anksčiau, kad yra valstybių, vakarų valstybių, kurios spaudžia Ukrainą sėsti prie dėrybų stalo. Ir vėlgi, tas pats gal tai ne visai tos pačios valstybės, bet vis dėlto, bet taip pat paaiškėja yra faktai, kad visai eilė vakarų valstybių, kurios labai daug tame tarpe kalbėjo apie tą vasaros kontrpuolimą galimą, iš principo labai sumažino savo ginkluotės tiekimą. Ir aiškus tada dalykas yra, kad jeigu tu sumažini ginkluotės tiekimą, ar jo neduodi, ar vis dėlto, ar atskirų tiesiog rūšių ginkluotės nesuteiki, tai puolančiai valstybei, bet taip pat ir besiginančiai valstybei, gali būti labai labai sunku ir tada štai ateina ta valanda, kuri reiškia, sako, mes remsim jums iki galo, jūs patys apsispręsit, bet ką valstybė gali daryti, jeigu ginkluotės yra problemos. Beje, mes kalbėjom apie Šveicariją, bet jeigu mes žiūrėsim Financial Times straipsnį, ten tiesa tos šalis nėra įvardintos, aišku, galima tik tai spėti, kokios tai šalis, bet ten yra kalbama, kad yra ne viena Šveicarija, kuri taip pat spaudžia Ukrainą sėsti prie dėrybų stalo. Taigi mes turim labai akivaizdų faktą, kuris paaiškėjo Davose, kad yra vakarų valstybių, kurios dabar, net esant Ukrainai nepalankioj situacijoje, arba, sakysime, silpnesniai pozicijai, spaudžia Ukrainą sėsti prie dėrybų stalo. Bet, pone Medalinskai, Kyjivas sako, kad Putinas nepasitenkins šaldytais produktais. Tai yra įšaldytais konfliktais, kas yra buvę po 2014-ųjų, kai garantijas teikė ir Vokietija, ir Prancūzija, bet galiausiai Kremlius įsiveržė į Ukrainą, nepaisydamas paliaubų. Kodėl vėl norima, kažkokių dėrybų, kažkokių paliaubų, kai precedentas prieš 10-metį jau buvo? Vienas dalykas yra ekonomikos, verslo, biznio interesai. Ir tie interesai be jokios abejonės atsispindi ir kai kurių vakarų šalių politikoje. Kitas dalykas yra pasimetimas prieš šitokią labai agresyvę Rusijos politiką, kai yra suprantama, kad dar yra ir kita valstybė, Kinija, kuri kelia dar didesnius geopolitinius iššūkius, bet jau visam pasauliu. Ir trečias dalykas yra tai, ką matyt Putinas žinojo prieš 22 metų vasario 24 dieną per savo žvalgybos informaciją, kitą informaciją apie tai, kad nepaisant labai daug kalbų, kad NATO buvo pasirengusi, ta prasme, tokiam rimtesniam susirėmimui su galinga jėga, paaiškėjo, kad NATO valstybės iš tikrųjų ir NATO struktūra nebuvo pilnai pasirengus tokiam pilno masto karui. Ir dėl to, kai kur ginkluotė yra tiesiog moraliai nusidėvėjus,
kai kur jinai yra net sunaikinta. Visa eilė labai įtakingų NATO valstybių yra sumažino stipriai savo karinės pajėgas, pavyzdžiui, ta pati Didžioji Britanija, arba net anksčiau nebuvusi NATO valstybė, bet reiškia, pavyzdžiui, valstybė, kuri dabar ant slenksčio, reiškia Švedija, taip pat labai stipriai sumažino ir daugelis kitų. Ir tada žiūrima į tą realybę. Plus Rusija grasina šituo branduoliniu ginklu ir kai kas iš tikrųjų būkštoja, bet ne tik branduolinis ginklas. Pastebėsiu dar vieną dalyką, kad iki, reiškia, vasario 24 dienos Putinas grasino, rodė filmukus tenai, demonstravo tai savo politikams, kokias jisai turi šitas raketas viršgarsinės, reiškia, kurias ta prasme, kuriam gąsdino ir vadino netgi lemties diena, pavyzdžiui, tas pats Poseidonas, kuris jūrų tenai gali tsunamius sukelti, pavyzdžiui, prie Amerikos krantų ir panašiai. Ir dar paaiškėjo, kad visa eilė tų raketų, sparnuotų raketų, tai nėra piešinukai kur nors filmuose ir kad iš tikrųjų pakankamai nedaug sistemų, aišku, Patriotai viena iš jų, kuri atlaiko ir gali numušti tas, ta prasme, raketas. Ir čia atsirado tas baimės jausmas, kad gal tegu kaip nors klausimas, tegu išsprendžia Ukrainoje, ne taip svarbu dėja, kaip ten su teritorija ar dar, bet tik kad jis sprendė, gal tada ekonomika kažkaip reiškia palengvės ir viską, ir gal Putinas nusiramins, bet tai yra labai klaidingos iliuzijos, ką aš pats irgi nuolat sakau vakarų partneriams, nes toliau mes jau galėsime tik tai spekuliuoti, jeigu tokioj situacijoj užsibaigtų, pavyzdžiui, karas, ar čia 3 metai, čia 2 metai, 5 metai yra, kada Putinas gali pradėti klebinti jau NATO valstybių tvirtumą. Taip. Pone Bagdonai, kalbėdamas apie paramą Ukrainai, Volodymyras Zelenskis vakar teigė, jog manantieji, kad karas Ukrainoje susijęs tik su Ukraina, baisiai klysta. Galimos naujos agresijos už Ukrainos ribų kryptis ir laikas tampa vis akivaizdesnis. Kokią žinią bando Kijevo lyderis pasiųsti vakarams? Tai kad, man atrodo, ir mes daugelį NATO valstybių, ne tik Lietuvoje, suprantam, kad Ukrainoje kolektyvinis Putinas ar Kremlius nesustos. Tai toliau ir tą Putinas neslėpia. Akivaizdžiai neslėpia. Jisai vardė savo žemio ultimatuminiai kalboj gruodžio mėnesį 2021, kad NATO turi susitraukti iki 16 iki senosios NATO ribų ir įvairias ten sąlygas kėlė. Tai ta žinutė yra, kad sekantis labai realu, kad galime būti mes, NATO šalis. NATO atsakas. Lenkijoje nukrenta raketa. NATO sako, kad kaip ir nieko čia neįvyko. Rumunijai nukrenta 5 dronai. Mes vėl sakom, čia nieko neįvyko. Ar tikrai tas neeskalavimo pasirinkimas yra gera strategija, ar kaip tik jinai yra apgalvota, stengiantis neerzint Kremliaus lyderio, nors suprantant, kad, kaip jūs sakot, kiti gali būti mes? Pirmiausia, ne NATO turi, o konkrečiai jūsų įvardinto atveju Lenkija ir Rumunija. Tai yra tokios yra procedūros. Valstybė šalis, prieš kurią, jeigu valstybė jaučia, kad ją yra grėsmė, jinai aktyvuoja NATO, o ne atvirkščiai. Na, bet vis tiek tai yra kolektyvinė gynyba. Man sunku analizuoti, kodėl jie tai padarė, konkrečiai šiuo atveju Lenkai ir Rumunai, kokias jie priemonės įmė. Jie nusprendė, kad tai dar nėra grėsmė jų valstybei. Ir supratau. Amerikiečių žiniasklaida rašo, kad Davose amerikiečiai pasiūlys ukrainiečiams dar daugiau ginklų, bet su sąlyga, kad per šiuos metus ukrainiečiai labiau užsimtų strateginę gynybą, o ne brangiai kainuojančiomis ir rizikingomis puolamosiomis operacijomis. Ar tai būtų sąžiningas siūlymas, ar vėlgi tai yra bandymas įtikti Maskvai? Aš žinau vieną, kad grįžtų prie mūsų pokalbio pradžios. Ukraina turi būti įgalinta, karinė galia įgalinta triuškinti Rusijos valią priešintis. Tai yra, jeigu 300 000, Rusijoje yra labai didelė tolerancija nuostoliams, aukoms. Jeigu 300 000 ar maždaug žuvus yra mažai, tai gali būti, bet ta riba vis viena, aš tikiu, jinai bus. Jau dabar Somalio matome karius paimtus į nelaisvę, serbai, nepaliečiai ir daugelį kitų tautų yra kariaujančių. Pusę kalinių jau išvalė kalėjimai, išvalyti Rusijoje, tai jie taip pat susiduria Rusijoje su problemomis. Ir reikia įgalinti, tai bet koks sąlygų nustatymas, tą darykite, tą nedarykite, Ukraina taip nepasieks pergalės. Tai yra tikrai nereikia.
nustatyti aišku tikslą, kare turi būti visos teisėtos priemonės galimos. Tai yra visi kariniai taikiniai, be kur jie bebūtų. Krymas beje yra labai pažeidžiama teritorija. Jeigu Ukraina turėtų pakankamai išteklių ir resursų, valios jie dar turi. Gerai, kalbant apie tą patį Krymą, Prancūzija vakar paskelbė, kad duos Ukrainai tolimojo nuotolio raketų Skalp, bet maždaug 40. Sakoma, kad į taikinį reikia siūsti 2, reiškia, tu gali pataikyti į 20 taikinių. Ir tų raketų dovanoti ar ne, prancūzai svarstė nuo praėjusio pavasario. Kodėl yra vis dar tiek laiko ir tik tokie kiekiai? Tai va, tikriausiai, aš darysiu prielaidą, aš nežinau, atvirai nežinau, bet darysiu prielaidą, kad mūsų ypač Europos šalių karinė pramonė turėtų būti mobilizuojama, kaip tas jau įvykę berods Rusijai. Prasidės 3 karo metai. Tai aš nebūsiu advokatas, taip pat galiu prisidėti prie jūsų pastebėjimo ir nuostabos. Nieko giliau negaliu pasakyti. Jungtinės Amerikos valstijose, kiek žinau, gynybos pramonė yra daugelį atvejų valstybinių institucijų, valstybės valdoma. Ir užsakymai eina tiesiogiai. Europoje dominuoja privataus verslo rankose. Ir čia prasideda procedūros, viešieji pirkimai, ilgos procedūros. Ir gyvenome Europoje nuo Antro pasaulinio karo, ten su nedidelė išimtim buvusi Jugoslavija, taikos meto nuotaikomis ir tikėdamėsi, kad istorijos pabaiga ilgams atėjo. Taip, bet istorija yra linkusi kartotis. Pone Vadolinskai, kaip Jūs apibūdintumėt ukrainiečių padėtį kare dabar? Sunki, jeigu vienu žodžiu. O jeigu plačiau? Nėra dar labai kritiška ar labai sunki, bet sunki. Yra iš tikrųjų visai lėtų karštųjų taškų. Vienas dar prisideda dabar po Marinkos jau viso to sudaužimo ir viena vertus Rusija tą teritoriją užėmė, bet ten jau gyvenvietės nebėra. Viena arba netgi 2 galima sakyti, kad kryptis dasidėjo, nes po Marinkos jau... O Marinka tai yra, kaip čia pasakyti, kaip aukštieji paneriai reiškia Vilniui. Ta prasme, tai yra Donecko priemiestis. Ir tai buvo kaip rakštis, reiškia, separatistam ir Rusijai visą laiką, nes iš čia iš tikrųjų tai buvo labai strateginė lokacija. Tai dėl to jiems buvo labai svarbu šitą vietą paimti. Bet dabar eina mūšiai nuo Marinkos prie Georgievkos, tai čia yra sekanti gyvenvietė nuo Marinkos. Man ten nekartą teko būti, važinėti, tai maždaug net įsivaizduoju, kaip vizualiai tai atrodo. Bet kita vertus, ir nuo tos, reiškia, Georgievkos jau toliau eina Kurachovo. Kurachovo tai yra svarbus miestas ir ten energetinis, ir ten ir šiluminė elektrinė, bet jau labai netoli yra paskui ir Donecko srities, reiškia, riba. Bet į pietus nuo Marinkos eina Vugledaras, apie kurį anksčiau buvo nemažai kalbama, bet kadangi jisai buvo ant kalvos puolant nuo Mariupolio pusės, nuo Volnovachos, ir ten tada labai daug tankų sudegino rusų, kai jie paleido juos, reiškiasi, tai to Vugledaro nepaėmė. Bet galima užeiti nuo Marinkos, nuo šiaurės link einant į pietus. Ir štai dabar aš vis daugiau pastebiu gyvenvietės, kurios yra netoli Vugledaro, bet iš kitos pusės. Tai mes kalbam, aišku, apie Avdijevką, aišku, kalbam apie Kupenską, kalbam dar apie prie Bachmuto, Česavjaras. Tai tų taškų yra, mes tų gyvenviečių vardų tikriausiai per žiemą tikrai girdėsime, bet kur yra pati esminė problema, arba 2 problemos. Viena problema tai yra, pavyzdžiui, tos pačius artilerijos sviedinius, pažiūrėkim. Tai jeigu dabar kalbama, kad Rusija paleidžia 10 000, o Ukraina gali atskirti 2 000, grubiai tariant 5 ant 1. Tai akivaizdu, kad tai yra jau problema, o jų gali dar mažėti. Lygiai taip pat, aišku, problema tai, kad Rusija mobilizuoja karius, turi daugiau, Ukrainos pajėgos yra pakankamai jau pavargusios, nors ten yra tų profesionalų, bet matome protesto akcijas Ukrainoje, kuriuose ragina, kad po 2 metų leistų rotuotis tom kariniam pajėgom, vadinasi, reikia daryti mobilizaciją, reikia kviesti kitas pajėgas, jos gali būti mažiau patyrusios ir panašiai. Tai čia žiemą iš tikrųjų labai daug kas sueina. Ir plus,
aišku, kiekvienas žmogus gyvena savo tam tikrais įsitikinimais ir stiprybės duoda suvokimas, kad kažkas eina palankiai aplinkui, tarptautinė prasme. O štai tarptautinė prasme, tai čia aš manau, kad dabar daug kas į Davosą dėjo viltis, arba dabar ta informacija, kur amerikiečiai čia pasakė, kad atšaldys tuos šaldytus aktyvus, Rusijos perduos ukrainiečiam ir panašiai, bet aiškiai patoliau aiškėja, kas yra akivaizdu, kad taip greitai to dalyko nepadarysi. Tai šia prasme tų gerų žinių ukrainiečiams iš vakarų trūksta ir psichologiškai be jokios abejonės tai gali atsiliepti ir žmonėms bendrai Ukrainoje ir kariuomenė mūšio fronte. Taip kad mūšio lauke yra tikrai sudėtinga. Pone Bagdonai, Ukrainos užsienio ministras Dmytro Kuleba šiandien pakartojo, kad šaliai reikia pažangiausių naikintuvų, kad galėtų kontroliuoti dangų, ir tai yra Kyjivo metų tikslas. Kiek realu, kad ukrainiečiai gautų 2 metus prašomų naikintuvų ir galės kontroliuoti dangų šiais metais? Aš tikiu, kad naikintuvai plačiai minimi F-16 bus, nes mokymai vyksta keliose šalyse, Jungtinėse valstijose girdėjom, Danijoje, Rumunijoje, dar kažkur tai tikėtina bus. Yra ir realybė, kad tokią ginkluotę kaip naikintuvus, vakarietiškus naikintuvus perduoti, tai iš tikrųjų reikia pakankamai daug laiko, oro uostų parengimas. Beje, ir ukrainiečių pusėje yra iššūkių, tai būtent anglų kalbos mokymai, kurie labai ilgai užtruko, Jungtinėje karalystėje girdėjome tam tikrą būrį. Tai, o dėl oro viršenybės, tas kontrolė, tai oro viršenybė pirmiausiai. Ukrainiečiai purkia, ir čia yra pozityvių žinučių. Neturėdama laivyno, Ukraina sėkmingai, kad kontroliuoja Juodąją jūrą, tai būtų per stipru, bet turi viršenybę tikrai bent jau vakarinėje Juodosios jūros pusėje, ir be vakarų didelės paramos, išskyrus ten ginkluotę, grūdų eksportas vyksta ir atrodo, kad... Bet tas... Ką keistų iš esmės dangaus kontroliavimas jūsų akimis? O, labai daug ką. Dabar žiūrėkit, kiekvieną kone dieną žūsta ukrainiečiai, daužoma infrastruktūra, tai yra visiškai sustiprėtų